Nu ką, labas rytas, Q-builderiai. Taip. Labas, Tautvilai. Nu, labas. Gal nori padaryti idėją, kad iš skelbimų perkam dalis kompų ir sudedam ir turėti gerą kompą? Davai. Nes iš benamio, nusipirkau už 20 eurų. Many hours later. Šiandien esam su Omantu, tai surinkinėsime tik tai įskelbimų naudotas arba galbūt gausis ir naujas dalis, bet tik tai įskelbimų. Jokių ten parduotuvių, nieko pas mus, nors bandžiau įkišti porą dalių. Ne. Sakė ne. Tai ir manau, kad bus labai įdomu, nes turėsim interaktionų su Hebryte. Bandysim nusidėrėti kiek įmanoma. Bandėm įtilpti, pradžioje buvo 500 eurų, ne? 500-600 kažkur eurų. Dabar biški daugiau. Dabar jau vien plokštė 20% kainavo. Tai jo, bet gera plokštė, esmė, kad gera plokštė. Tas yra. Nes visos kitos, kokie buvo kiti variantai, tai Gen 3, baisiai atrodo. Tau buvo svarbu, kad būtų Wi-Fi'us ir Bluetooth'as, dėl viso ko. Nes vis tiek tu mėgstigi nusiveš kažkur. Nebus visada prieimo prie laido. Tai aš jau pasimokiau šitą dalyką. Būtinai reikia motinė turėti su Wi-Fi ir Bluetooth'u. Aišku, kažkas sakys, kad ne, bet tie, kurie sako ne, galite eiti. Tai va, kokios biudžetas, šiaip iš tikrųjų nepersižiūrėjome, ne? Koks biudžetas dabar? Apie 650 eurų turėtų gautis dabar. Jeigu gaunam 3,7, neperkam 3,8. O su 3,8 gaunasi 3,8 gaunasi 700. Ok, tai jo, tai mūsų esmė gauti 3,7 Ti. Jeigu ne, teks šoktelt iki 3,8. Ja, bet priklauso kokią kainą. Jeigu 3,7 300, galima 2,9 pasidaryti, ok. O 3,80 nuo 400 iki 3,7 kažkas tokio. Jo. Ne, bet svarbiausia, kad Vilnius. Jo. Yeah. Viską bandom surinkti, kad būtų tik tai Vilniui. Bet blogiausiu atveju šausim per pusvalandį iki Kauno. 9,11, kad priparkavom. Jo. Šiaip labai mažai dalių, tai turėkite omeny, kad nebereikalo mažai dalių, nes visi perka tiesiog su kompu pilnu. Arba naujas tiesiog dalis. Jo. Vienintelis trūkumas su skelbimais, kad nebūna dėžių. Arba jeigu būna, tai būna arba žiauriai tipo kaina tipo tą vos ne kaip iš parduotuvės, nes tipo ką tik buvo nusipirkę ir tipo negrąžino ir tiesiog užsilaikė, kažkas tokio. Tai čia toks biški absurdas. Tai su dėžėm yra problema. Tai ačiū Dievui, kad aš turiu brolį ir aš gimtadienio progą praeitais metais padovanojom tipo progą naują dėžę. Ja. Nes jis nešėsi iš pirmo aukšto į antrą, užkliuvo už laiptų ir tą pirmą dėžę sulaužė, bet ten biški skilo, ten plastikas ir tai. Pasakom žmonėm, už ką pirksim. Tikrai, tai aš broliui pasakiau, kad duosim butelį. Džino butelį. Butelį. Nealkoholinį džino butelį. Tai jo, nealkoholinį džino butelį. Šiaip turėtume skambinti šitam ir dėrėtis, bandyti. Nori skambinti? Ne, Vienas iš dalykų, ką supratau, kad žiauriai nenori Omantas skambinti. Aš nemoku kalbėti, aš turiu arba vaikščiot, negaliu vietoj būti. Ai, turi. Aš turiu vaikščiot. Aš tas irgi žinau vienas iš tų, bet aš vakar sėdėjau ramiai. Aš negaliu. Man stresas. Nes aš labai gerai girdėjau. Taip pakilai nuo stalo ir girdžiu. Taip, gerai. Jo, viskas tvarko. Jo, gerai. Nu, dėkui. Jo. Aš super malonus būnu. Gerai. Ir nemoku dėrėtis. Kokią kainą perku? Kur net nenoriu 10 eurų. O tai kokia čia? Perku jau 3 duodu, daugiau duodu. 2,9. Arba skemas. Aš tai sakau visi skemerius. Čia nekels pusę 11, blėt. Kels. Pakelk. O. Sveiki. Radau jūsų skelbimą 3,7 Ti'aus gigabaito. Jo. Vis dar turit? Jau nebe. Nebent naują gausiu, tai iš naujo reikės atnaujinti skelbimą. Ok, o tai jau, ta prasme, vakar pardavėt ar šiandien pardavėt jau? Vakar išsiunčiau. Jau vakar išsiuntėt. Nebe neatsims. Ok, supratau, gerai tada. Tiek to tada. Ačiū labai. Kaina buvo tik, o dėl įdomumo kaina tiko? Kaip ir tiko, galbūt būtume nusiderėję gal kokių 300.
Už Tai 300 yra du. problema, kad 300 visų noriu, už 300 kariavo. Nu jo, aš suprantu, jo. Ok, tada. Gerai tada. Ačiū jums. Gerai, Viso. Aš jums. Tai ko tu nepašalini? Va čia yra Aš tai iš tų problemų. nesuprantu. Dar vienas dalykas, kas yra keiščiausia, kad sako, nu jau kaip ir parduota. Vakar išsiunčiau nebe naują gausiu. Tai tipo paliksiu skelbimą, nesumokėjau už šaibas ir vėl pardavinėsiu. Ne, nu tai... O kaina tiko? Kiek padarytumėt kainą? Kulerį radom šiaip iš tikrųjų. Labai pigu. Irgi pardavėjas nėra patvirtinęs savo tapatybės. Tuoj sakys, nu kaip parduota. Praeitą jau. savaitę įsiunčiau. Jo, bet dar neatsijėmė. Gerai, bandom. Už tram 5 eurus. Duok man šitą, gal turit šaldytuvą? Norėčiau nupirkti šaldytuvą Cooling Mastą. Duok man kalbėt. 200 O negalima pasidėrėti nuo tų 3-5, kokių 6-50. 9 spam duodu. O, 28 spam. Atrodo, kad prankolą dariau. Kur laukit? Pakel. Tai realiai gerai, nieks neatsilieps pusė, noriu kas. Tai Vilniečiai, jo, gimėgai iki 1. O kada atnaujintas? Birželio 8. O, čia Reiškia, už butelį. labai senai. O, tu dabar kalbėk. Neatsiliepia, kai aš skambinau dabar. Labas rytas. Sveiki. Labas rytas. Skambinau dėl kulerio, kur įdėjote skelbimus. Vis dar turite ar jau pardavėt? Dar turit. Ok. Kaina galutinė, taip? Taip. Kaina galutinė. Tai kada būtų galima iš jūsų tada paimti? Kad ir šiandien, bet apie kažkur 4-5 valandą. O dabar už pusvalandžio? Ne, dabar darbė esu. Darbe. Ir niekaip nesigauti, ne? Ne, kol kas ne. Ok, supratau tada. Ok, jeigu ką tada paskambinsim tada vėliau, jeigu mums tiks. Ok, tada, viso. Reikėjo vakar rezervuotis, kad pasimtų į darbą. Sakėm, kad reikėtų tai padaryti. Tai ne. Dabar nieks negalės, aš darbę sakys. Tai eina iš akį. Nu, tai neperkam iš tų, kur dirba. Gerai. Kitas mums buvo... Procas 100 eurų. Žiūrim. Ramai. Ne šitas. Mes šitą? Jo šitą procas. Okay. Ne. Ne šitą. O tu nori 5-5-6-0-0? 5-5-5-6-0-0. Kaip už naujo nori, nu tai ką tu svaigsti? Nusipirkau 110, pardavau 115, nu varkė. Lietuviai. Ant ledų? Ant ledų? Man reikia vaiką išlaikyti. Ne, gerai, susikaupėm. Nes smagu, kai juokiamės, bet nesmagu, kai nenupirksim nieko. Jo. Ne, nu tai aš darbė. Sveiki, klausau. Sveiki. Skambinau dėl skelbimo, kurį esate įdėję Ryzen 5 5600. Na taip. Dar turit? Taip turiu. Turit, ok. Būtų galima, pavyzdžiui, už 8 eurų paimti šiandien, už pusvalandžio kokią? Už kiek? Už 80. Ne, nekaip. Nekaip. O 90? Kaina galutinė nurodyta. Kaina galutinė. Ok, supratau. Gerai tada, ačiū. Viso? Gerai, viso. Ne, nu tai pasižiūrėk, naujas kainuoja, aš nesuprantu, tu brangiau nori parduoti. Kaina galutinė. Kaina galutinė. Nu tai sumažinsi, nu tuoj, po 2 savaičių gal parduos už 30 eurų. Sukčiai nesivarginkit. Sukčiai! O tai tu primės, nebegalim skambinti. Ką reiškia sukčiai? Skameriai, apgavykai, finansiniai sukčiavimai. Ir kaip sukčius gali apgauti, kol negauni pinigų, tol nesinti. Aš žinučių iš tokių gauti nenoriu. Dėl to ir rašau, kad negaištų mano laiko. Atrašinėt kiekvienam skameriui irgi laiko reikia. Va tok. Ir dabar mes nesukčiai. Pirmi žodžiai. Atsiprašau, bet mes nesukčiai. Galit kalbėti. Realiai mes 5600 nusipirktume naują kainą. Nu tarkim, nerastume skelbimuose tikrai pigiau. Tai tarkim... 36. Šitas.
Ir čia yra už 150, bet kokiu atveju 100 kainuotų man tas, tai aš damėsiu tą pidisą. Ir tas žiauriai geras variantas. Ir čia, čia Kaunas, mums reikia Vilnius. O čia naujas. Kaunas gaidys miestas, aš nenoriu. O šitą geresnė negu 5800, ne. Ne. Bet labai jos panašios. Bet į kainą tą pati kaip 5800, kad Kaune pasimčiau. Bet čia Vilniui. Nu, Vilnius bet geresnis miestas. Bet ką tik pats pasakė. Ne, aš nesakiau, kad žodžių neištrinsi. Kas pasakyta, tas nebuvo. Grinais pas tai yra, ne? Aš neturiu grinų. Tiksliai. Mes jeigu ką, su Omantu labai panašus, mes nemėgstam grinų. Man grini yra juodi pinigai. Aš nenoriu juosis prie juodų. Literaliai tas ir yra. Nenoriu juosis prie juodų. Let's go, davai skambinam. Važiuojam. Sveiki, čia labas paslaugų gidas. Jei norite kalbėti su klientų aptarnavimo skyriaus konsultantu, prašome spausti vienetą. Jei ne, spauskite 0. Ne, kad tiesiog numest ragelį. Atsiliepia ir numetė. Ne. Sveiki. Skambinu dėl jūsų skelbimo Diepkūlo. Power Supply'us. Atsiprašau. Taip, girdit mane? Ok, tai ar dar turėsite tą Power Supply'ų DQ850? Taip, turiu. Turi. Ir kaina 40, taip? Taip, Visi laidai yra? taip. O būtų galima gal pasiimti dabar, už ką žinau, pusvalandžio ar valandos? Galima taip. Ok, tai gerai, tada viskas tinka. Galite tada... Ai, tu dabar nori už pusvalandžio? Taip, už valandos kažkur maždaug. Nesu dabar Vilniuje šiuo momentu. O kada būtumėt? Kažkur pusę pirmą. Tinka, tada labai tinka, tada tinka. Dėkui, tada kol kas viso. Kol kas iki. 800 PM už kiek eurų. Čia, jo, bet aš kažkaip, man tai atrodo skemas. Aš tau galiu įsiūs, bet pas tai neateis. Žiauriai geras, už kiek eurų. 800 PM. Bet jis turbūt net pats nesuprato, ko tu ten klausėjai. Turim, jo, viską turim. Nu, tipo, maždaug ką? Nes atrodo, ką tik atsikėlė, biškai. Atrodo, kad Lenkijai dabar dar vis. Nes išėdė. Nu, bent jau pasakė, kad ne Vilniui. Aš jau kai man pasakė ne Vilniui, supratau. Skemas. Mes įdėk jo paštomatą pinigus. Ne, kur jūs paims papkės? Atvaro kuris. Jo, paims papkės. Planas, rašė dėl vaizduškas. Kaip darom dėl vaizduškas? Tai perkam, nu tai bandom dėrėtis iki 3 PM, davai, kaip draugeliai, kaip bachūrai, kaip Vilniečiai. Ne, reikia parašyti, o kiek galėtumėt pasidėrėti. Pavyzdžiui. Nu, blogiausia atveju 3 PM. Nu, būtų gerai. Nu, nes realiai mes už 3,7 mokėtume tai 300-320. Nes tikrai nenusitirėsim iki 2,8. Tikrai. Atsimti pašilą. Galim sutarti 3,7. Ką? 3,7. Pala. Prikolas. Kas? Jeigu ramus turėtų. Būtų bairis. Kokius juodus irgi paprastus va tokius. Man reikia kuo paprastesnį, to geriau. Sakoma, paprastumas puošia. Nes jeigu nereikia... Nes mums reikia, bet parašyk dažnį, 3200. Judėsiu į ofisą, kaip tik paimti, galim Justiniškių susitik 11 kem. Nu tai gerai, atvarom. Važiuojam. 3080 ir ramų. Pirmą kartą parašė sėdžiu. Aš sakiau, kad su 911 važiuosiu. Panašiai. Realiai tik didesnė versija. Kai man patinka. Tai ką, turėsim vaizduškę, dabar man reikia sustoti kažkur pakeliui, paimti Kešo, juodų pinigų, išsitraukti iš bankomato. Šiaip aš nesitikėjau, kad pirksim 3.8, aš iš pradžių galvau apie 300 Ti, paskui 3.7, tada 3.7 Ti ir gavosi, kad 3.8 nusipirkom už 3.7 Ti kainą realiai. Jo, turim ramus, ganėtinai gerus naujus už šiam 5. Karočią hibridė yra taip, kad bus 2 video,
pirmas video yra tiesiog visų dalių surinkimas, kaip sekėsi ir visa kita, o antroji daly pamatysite, kaip mes surinkinėsim kartu su Omantu pas mus ofise ir bus dar daugiau prikolų ir turėsim ką veikti. Žiauriai gerai. O dėžutės nebuvo, ne? Nebuvo, ne. Viskas normaliai? Ai, bet nusivalo. Nusivalo čia? Tai tiesiog buvo gal šitas. Skendus, nežinau, buvo laive, skendus. Kas happy? Belia kaip, 3-8. Mes, aš negaliu patikėti, mes už 650 susirenkam ganėtinai good PC streamingui su 3-8. Jo, 3-8, tram 2 gigai, tu norėjai 16. Jo. Šitas grybas norėjo 16 gigų. Aš ne grybas, aš svajonių turiu. Šiaip mes galim dabar nueit paimti Ką? Šitą džiną. Jo, davai, varom dabar, nealkoholinį. varom. Aišku, čia biški korozijos yra, kaip matau. Bet čia pasivalysim. Kontakcija atrodo, kad... Nu, aš Nebent gausim žinutę, gal galiu pakeisti, žinai, čia dėl video, žinai. Einam nupirkti džino. Oi, čia Panevėžys. Linkėjimai. Mes gyvenam ateitimi, investuokite į kripto. Motininė. Galėtų būti ir 3 kompas. Su Wi-Fi ir XPG. Šitą ramukai. Visai gražus. Bandysim įdėti. Patikrinti ar veikia. Įdėjom va. Tik tai, kad, jo. Čia. Patikrinti ar veikia, nes atrodo tragiškai. Veikia primės. Ok, viskas veikia. Nu, svarbiausia, kad užkrautų. O, papa, turime mūsų 3080. Tai kitas ekranas nepasijungia. Ok, dabar benchmarkinam kompą. Būtent vaizduškę. 70 laipsnių. Šiek tiek, nu, vat, tarp šiam 8 ir 70 kažkas tokio, vidurkis maždaug. Bet viską ranina ant 4K. Rašo FPS 111. Tai aš sakyčiau, kad neblogai. Tai nežinos koks benchmarkas čia. Heaven benchmarkas. Kad už 660 surinksim ganėtinai stiprų kompiuterį, tai čia man yra kosmosas. Happy? Jo, labai happy. Ir esmė tame, kad toks internete būtų apie 900 000 eurų. Tai čia sutaupai realiai. 900 000 eurų. Taip. 900 000. 900 000. Dabar išmėginsime Call of Duty. Shader. Tiksliau. Ai, užkroju. Aš sakiau, kad greitai užkrausiu. Tai viskas, serčiam. Man įdomu, kaip apskritai kaip veiks, bet šiaip gražiai kortai ir dar RGB šviečia. Parodyk. Nice, gerai. Vienas iš 4 daiktų veikia. Tai kol kas toks mini update'as, kročiai įsibandė Call of Duty, viskas yra tvarkoja, maždaug 100 FPS, bet ten viskas yra užkelta, plus į 9, tai vis tiek nėra realistiški skaičiai, bet tikrai jau neblogai. Tikrai neblogai, liko tik porą dalių paimti ir su CPU turbūt procesorius paskutinį realiai turbūt bus vietoj. Nes mes tik proco neturim. Jo, tik procą. Ką dabar darysi? Eisim į viršų. Ką darysi? Eisim į viršų. Pirkti? Ką? Pirkti. Maiteko. Labai gerai. Maiteko 800 PW. Okay. Blokas. Tai sumetimo viskas tvarkoja, ne? Jo, viskas gerai, pilna komplektacija. Aha. Laidų tai dafiga. Čia visi laidai ir yra, ne? Galėsite veikti. Ok, super. Dėkui tada. Gero naudojimo. Čia 40. Jo. Žiauri nice. Dėkui. Turim. Ką prasme, viską turim. Žiūrėk, visi laidai yra. Ir man toks jausmas, kad jis dar daugiau uždėjo negu reikia. Palauk. 1, čia 2, 3 net. Seni. Pisei, aš tikiuosi, kad šitas bus... Roibiški. Ai, dipkulis čia. Tai goldas dar, seni. 800 PW. Kiek jis naujas įdomu? Kainuoja naujas 120, Kiek mokėjai? 40. Dėžėm yra problema. Tai ačiū Dievui, kad aš turiu brolį ir aš gimtadienio progą praeitais metais padovanojom tipo progą naują dėžę. Jo. Gerai, tai aš broliui pasakiau, kad duosim butelį. Džino butelį. Džino butelį. Nealkoholinį džino butelį. Tai jo, nealkoholinį džino butelį. Kur čia dabar važiuojam? Pas mano brolį.
Ką ten rankoje turi? Nealkoholinį džiną. Tiks tau šitas nealkoholinis. Čia nealkoholinis džinas. Tu juokauji tikriausiai. Alkoholinis džinas, mes propaguojam sveiką gyvenseną. Taip, negeriam visiškai Taip. niekad gyvenime. I'll need to change my ways, okay? Jo. Ką padarai ką tik? Paėmiau fenų, sakė, reikia ventiliatorių. Tai va, turim, gražių ventiliatorių. Bet iš kur tu jas paėmė? Iš brolio. Radai Šiaip iš tikrųjų mano. Techniškai yra mano. Turim dėžę, turim ventiliatorius, turim GPU, turim motherboardą, turim ramus. Trūksta, tu 4-5 valandą nupirksi coolerį, liquid cooleris. 200 kiam. Kas? Ir liks CPU. Tik CPU reikia, SSD turiu namie. Viskas. O rytoj jau su... Ir tau tada reikia tik tai atsiveš viską, nepamiršti. Tai aš rytoj jau paimsiu tikrai. Visio. Aš netgi 2 SSD pasimsiu, turiu 2. Opa. Iš karto 2. Bet jokių hardų. Jokių hapą. Jokių SAT, davai. Ne 2.5. Pirkit kriptovaliutą. Gyvensit kaip mes. Nu ką, susirinkom ką reikia. Omantas, žavus vyriškis iš Kauno. Ieškantis pirmos meilės. Marozas. Buvęs Marozas. Vis. Cubils. Grįžo Hebra. Dipkulis CK 560. Turim 3, kurie jungiasi Tarpusavį. Ventikus tarpusavį. Jo, nebus jie RGB, bet jie bus geri, jie bus tikrai geri. Turim Dipkulio DQ850 šitą. Maiteka. PSU. Šiaip nemaitinimo. Turim, čia jau žinot, 3.8 veikia. Jo, jau įsimėginom, jau šitą žinot. Ramai 32 GB ramų. Ir aišku, svarbiausias ROG-Strix B55 gaming. grožis. Tai prikolas. Čia Prikolas. Kol kas 500 eurų. Pat, turim kol kas beveik visas dalis, trūksta coolerio ir CPU Kaune nusipirksiu ir atsivešiu rytoj. SSD turiu namie. Tai Atsiveš irgi rytoj. Tuomet SSD man 5 eurų kainavo. Pigiau grybo. Pigiau grybo. Terabaitas ir dar turi dar vieną. Tai ką, tada užbaigsim šios dienos šio video pirmą dalį. Tai dėkui, kad žiūrėjote. Kaip su garsu bus? Kaip su garsu bus? Normaliai bus. Blogai, spėjau. Sorry, Hebra, jeigu su garsu buvo Ai, blogai. dar kas yra, nepapasakojom, kad trūko laido, tai nuėjom pas Bachuriuką, kurį mes rodysim, nuėjo Tautvilas ir pasiėmė dar vieną laidą į CPU. Jo, kad būtų bent 2. Jo, Dėl tai- viso ko. Apdraug keis kažką, reikės, žinai, būtinai 2 Tai laidų. labai fainas Bachuriukas, kad Jo, davė. jo. Sako, o, blemba, kažkur matyti, sako, ką čia filmuojat. Sakau, galima filmuoti. Jo, aš sako, jeigu ne iš... Tai jo, galim. Jo. Tai va, O, tokie 2 bičiukai. linksmai čia Jo, praleidom. tikrai visai neblogai. Tai jeigu patiko, laikinkit ir iš karto dar kartą. Sorry, Hebra, jeigu garsas buvo kažkas negerai, bet šiaip mums normaliai. Ai, Su rėmėjai kofijo. Vieninteliai ir nepakartojami rėmėjai, pala. Sufokusuok tu tik tais. O, gerai. Gerai. Taip, dėkui Kofijo, dėkui Hebrytė, subscribe, laikas. Like, Ir susimatysime kitam video. Kitais kartais. Susimatysim antroji daly. Iki.